Sveiki draugai, tai noriu Jums pasidžiaugti. Neperseniausiai važiavau čia į užsienį pas savo kolegas, kurie užsiminėja būtent dirba su priklausomybėm. Ir jau užsienį pakankamai ilgą laiką taikomas, labai sėkmingai taikomas neurokodavimas. Yra toks neurostimulatorius, nemaišykite prašau su elektros stimuliatoriu, jokios elektros ten nėra, net ten yra magnetinis biolaukas specialus, gan brangus neurostimulatorius yra. Ir pagaliau mes irgi įsigijome. Ką jisai duoda? Jisai smegenyse per labai trumpą laikotarpį, maždaug pusę valandos, slopina smegenų dalys, kurie atsakingi už malonumą nuo alkoholio vartojimo. Žmogus, įrodyta klinikiniais tyrimais, po neurokodavimą pas žmogų noras vartoti alkoholį dingsta kaip fiziologiškai, taip psichologiškai. Aplamai neurokodavimas gamina mūsų smegenyse daugiau dopamino ir užtenka tikrai apie 20-30 minučių, kad tas dopaminas laikytųsi labai labai ilgai. Tai pagaliau mes įsigijom tą aparatą, įsigijom iš Amerikos, nes čia Lietuvoje ir Europoje čia nelabai surasi. Ir dabar taikysim savo centruose ir neurokodavimą, nes neurokodavimas tikrai yra labai unikalus dalykas, bet kadangi nenoriu keisti savo kodavimą, kadangi mano kodavimas, psichokodavimas, tai yra mano sukurta metodika, kurią aš naudoju gan sėkmingai, tai nutariau padaryti tokį kaip bonusą, sakykime, tai bonusą, nekeičiant kainos, kaina lieka ta pati už kodavimą. Tai būtent kodavimo metu per mano psichokodavimą bus naudojamas ne tik mano psichokodavimas, bet dar ir neurokodavimas. Tai tokia dviguba nauda, nes psichokodavimas nuima psichologinę norą ir trauką, o neurokodavimas nuima irgi ir psichologinę, bet labai stipriai fiziologinę norą ir trauką. Taigi, draugai, tokias naujienas nuo rytojaus, nuo pirmadienio mes jau pradėsim. Taigi, jeigu kas nors nori išbandyti, galima aišku taikyti kažkas, jeigu nori tiesiog, jeigu kažkas netiki hipnozė ir psichokodavimo, galima taikyti tiesiog neurokodavimą. Taigi, draugai, yra pasirinkimas, tikrai stengiuosi dėl jūsų, kad jūs jaustumėtės dar geriau, kad tikrai kodavimas būtų dar veiksmingesnis, nors skaitau, kad jis yra irgi veiksmingas, tai dabar našiau ar pas mus ir neurokodavimas. Kaip atskiro neurokodavimo mes galbūt nedarysim, aišku, jeigu bus norinčių, galim padaryti atskirai neurokodavimą, bet jisai bus bendrai su mano psichokodavimu. Tai draugai, šitą informaciją aktuali tiem, kas planuoja pas mus apsilankyti. Tai visiems geros dienos.